Šiandien parodysiu, kaip susiprogramuoti mobilų telefoną taip, kad esant poreikiui būtų galima išsikviesti pagalbą vien tik su telefono užrakinimo ir atrakinimo mygtuku. Jeigu įvyko kažkokia tai stresinė situacija, jūs esate pasimetęs, galbūt susižalojote ir toje stresinėje situacijoje jūs negalėsite greičiausiai blaiviai mąstyti, dėl ko gali būti, kad net nesugebėsite išsikviesti sau pagalbos ar susirinkti savo artimojo žmogaus telefono numerio tam, kad jam paskambinti. Yra sugalvotų įvairiausių būdų, kaip tai padaryti. Vieną iš jų šiandien jums ir parodysiu. Tai kaip išsikviesti pagalbą užrakinimo mygtuku. Taigi eikime į nustatymus, tada pasirinkime saugumas ir pavojus. Kągi čia matome, tai prašo užsipildyti medicininius savo duomenis. Nėra būtina juos idealiai tiksliai pildyti, galbūt užtektų tik tais vardo ir sveikatos būklės. Užsipildome vardą, sveikatos būklė puiki, alergijų nėra, kraujo grupę reiktų pasirinkti. Jeigu jūs neteksite daug kraujo, tada bus paprasčiau ir greičiau medicinos pagalbai išsiaiškinti jūsų kraujo grupę, jeigu ji bus čia parašyta. Tikslaus adreso galima ir nerašyti, nebent jūs ketinate pagalbą kviesti tiesiai į savo namus. Išsaugojame duomenis, pagalbos numeriai. Čia galima pridėti 4 adresatus, galima žinoma ir vieną pridėti, tačiau 4 adresatai yra 4 kartus didesnė tikimybė, kad jūs laiku gausite jums reikalingą pagalbą. Čia kaip pavyzdį pridėjau vieną kontaktą, bet galima čia pridėti savo žmonos, savo tėvų, savo artimų draugų telefonų numerius. Būtent šie telefonų numeriai gaus patys pirmi informaciją, jeigu jums bus reikalinga pagalba. Vėliau parodysiu, kokia bus ta informacija. Taigi pridedam adresatus ir grįžtam atgal. Tada pagalbos SOS. Štai čia yra schema, kaip mano Android telefone nuspaudus 5 kartus užrakinimo mygtuką bus iškviesta pagalba. Telefonas gali būti tiek užrakintas, tiek atrakintas, nėra skirtumo. 5 greiti paspaudimai iš karto aktyvuoja SOS pagalbos funkciją. Dar yra funkcija arba iš karto po 5 paspaudimų yra skambinama, arba galite pasidaryti, kad po 5 paspaudimų praėjus 10 sekundžių tik pradeda skambinti. Galima nusistatyti ir įspėjamąjį signalą, tačiau aš nemanau, kad jis yra reikalingas, todėl aš jo nenusistatinėsiu. Pagalbos numeris skambinimui. Reikėtų pasirinkti 112, bet priklausomai nuo to, į kurią jūs, tarkim, valstybę važiuojat ir tikitės, kad ten jums reikės pagalbos, tai patarčiau prieš važiuojant į tą valstybę pasidomėti, koks yra bendrasis tos valstybės pagalbos numeris. Pasirinktiniame numeryje galima susivesti taip pat savo artimo šeimos nario, draugo ar taip toliau numerį, kad skambintų ne 112, o tarkim jūsų draugui. Taip pat yra gera funkcija. Kadangi aš naudosiu šį mano netikrą numerį į vaizdo demonstracijai, todėl aš dabar šį numerį pasirinku. Bendrinti informaciją su pagalbos adresatais. Šitą funkciją taip pat reikia pasirinkti, ji yra svarbi, nes jeigu jos nepasirinksite, tada nuspaudus SOS mygtuką bus tik skambinama, jūsų SMS pranešimai nebus siunčiami pagalbos adresatams. Būtinai reikia pasirinkti, kad pridėti nuotraukas prie žinutės ir pridėti garso įrašą. Ką duos nuotraukos?
tai bus fotografuojama su priekine ir galine kamera. Kam to reikia, turbūt suprantate, kad ta viena nuotrauka gali labai daug pasakyti apie situacijos rimtumą ir visas aplinkybės. Garso įrašas, jis trunka 5 sekundės. Taip pat per tas 5 sekundės galite išsiųsti pagalbos prašymą žodžiu arba gali būti įrašyta ir išsiųsta jūsų aplinka ir žalojantys veiksniai įrašyti. Fotografavimas ir garso įrašymas trunka 24 valandas ir yra siunčiamas kas 15 minučių tiems adresatams, kuriuos jūs pridėjote. Pasirinkus šias funkcijas reikia nuspausti mygtuką Pradėti bendrinti prireikus pagalbos. Tačiau vos tik paspaudus šį mygtuką iš karto bus išsiųstos bandomosios žinutės tiems adresatams, kuriuos jūs pasirinkote. Todėl jeigu siųsite bandomąjį pranešimą, būtinai perspėkite savo draugus, kad šis pagalbos prašymas yra bandomasis ir yra netikras. Taigi paspaudžiu. Štai čia rašo informacija, kurią paminėjau, bet dar prie to galiu pridėti, kad jūsų pasirinkti adresatai gaus taip pat ir įspėjimą, kai pradės sekti jūsų telefono akumuliatoriaus bateriją. Taigi spaudžiu Pradėti. Viskas, dabar yra įrašomas garsas 5 sekundės, padaroma priekinė ir galinė nuotraukos ir pranešimas siunčiamas jūsų artimiesiems. Bandomasis pranešimas išsiųstas. Galėsite pažiūrėti, kaip jis atrodo, bet aš jums parodysiu, kaip atrodo viskas pas mane. Gerai, grįžtam atgal. Čia viską susitvarkėme. Toliau bendrinimas prireikus pagalbos jau susitvarkėme ką tik. Kaip ir viskas yra sukonfigūruota. Parodysiu, kaip atrodo visas valdymas, kai reikia išsikviesti pagalbą. Taigi grįžtu į pagrindinį meniu, paspaudžiu 5 greitus kartus savo užrakinimo mygtuką ir štai siunčia pagalbos pranešimą. Kaip ir minėjau, 10 sekundžių per tą laiką jūs galite atšaukti. Numeris neteisingas mano, dėl to iš karto atmetė. Štai dabar siūs iš karto SOS žinutę tiems adresatams, kurie yra pridėti. Pranešimai yra išsiųsti ir tuoj aš jums parodysiu, kaip tie pranešimai atrodo. Štai ir baigėsi mano trumpas vaizdo įrašas apie saugumo sistemėlę Android telefone. Tikiuosi, kad buvo naudinga, tikiuosi pabandysite susiprogramuoti ir tikiuosi ateityje niekada tokių dalykų jums neprireiks. Ką reikėtų padaryti? Tai saugoti savo artimuosius, saugoti savo šeimos narius ir saugoti save patį. Niekada negali žinoti, kada tau prireiks pagalbos. Niekada negali žinoti, kada tu kam nors galėsi padėti. Būkite tie, kurie nesudvejosite ir padėsite. Saugumas svarbiausia.